Sveiki YouTuberiai, šiandien norėčiau parodyti, kaip pasidaryti savo asmeninį užrašą. Čia yra pavyzdukas, kaip atrodo jau baigtas darbas. Taigi pradėkime. Spaudžiame File, New, pasirenkame savo lapą dydį, pas mane būtų 1280x720 ir rezoliucija 72. Spaudžiame OK, mano savas sudarytas. Taigi spaudžiame Ctrl-I pakeisti lapų spalvą. Tuomet pasirenkame teksto įrankį, spaudžiame lapą, kurią norite įdėti, tai nesvarbu, tai yra. Taigi aš parašysiu Lietuva. Surašykite savo pavadinimą, arba galite daryti taip, kaip aš darau. Taigi pavadinimą perkeliu aš į vidurį. Man tai gražiau. Toliau jums reikėtų užeiti ant text layerio ir paspaudus dešinį mygtuką užeiti ant Rasterize Type ir paspausti vėliavą. Toliau spaudžiame Ctrl-D ir mūsų užrašas pasiruošęs redaguotis. Taigi pasirinkame iškirpimo įrankį, užeiname ant L raidės, pasižymime ją ir spaudžiame Ctrl-Shift ir J raidės. Toliau, kai atsiranda naujas layeris, dešiniajame ekrano kampe pervadinime jį į L raidę. Tai bus lengviau susigaudyti, kur kokia raidė yra. Toliau vėl pasižymime layerį Lietuva. Pasirinktas mūsų iškirpimo įrankis yra įjungtas. Pasižymime raidę I. Vėl spaudžiame Ctrl-Shift J. Ir vėl paspaudę 2 kartus ant užrašo, ant pavadinimo, pakeičiame pavadinimą į raidę. Tą patį atliksime su likusiais kitais. Pasižymime raidę, spaudžiame Ctrl-Shift ir J ir pakeičiame pavadinimą. Taigi toliau, kai jau padarėme, kai sudarėme kiekvienos raidės atskirą layerį, toliau mums reikėtų pasirinkti raidelę, pirmą layerį, L raidę, arba pirmą jūsų žodžio raidę, paspausti FX ir pasirinkti Drop Shadow stilių. Taigi, nustatymai būtų tokie: Drop Shadow stilius būtų Blend Mode
normal, spalva raudona, spaudžiame OK, opacity būtų 81, distance būtų 0, speed pakeliame iki 20, size 12. Toliau periname į kitą, į color overlay. Pasirenkame jį. Spalva. Čia dar overlay. Pakeisime spalvą kodu. Taigi rašome į šį laukelį CC 6600 260. Spaudžiame OK. Toliau reikėtų mums eiti į Setting. Setting pakeičiame Blend Mode Multiply. Spalva būtų, taip pat reikėtų mums pakeisti kodą. Kodas būtų 582900. Spaudžiame OK. Opacity būtų 50. Kampas būtų 19. Distance pakeiskime į 25, o dydis size į 105. Spaudžiame. Nieko nespaudžiame, dar reikėtų mums pakeisti čia Inner Glow. Matome, kad raidelė pasikeitė. Jie gavo tam tikrą spalvą ir atspindį. Mums dabar reikėtų pakeisti Inner Glow, tai būtų Blend Mode Color Dodge. Jis yra čia. Pakeisti reikėtų taip pat kodu spalva. Kodas būtų FFB 900. Spaudžiame OK. Choke būtų 20%. Size 13%. 13%. Taigi, įgavo mūsų raidelį ugninę spalvą. Spaudžiame OK. Mūsų redagavimas baigtas. Sitraukiame efektą į vidų, kad neužimtų daug vietos. Užeiname ant Layer L, kurį tik redagavome ir spaudžiame dešinį mygtuką. Spaudę dešinį mygtuką, nukopijuojame Layer Style. Tuomet spaudžiame Shiftą ir paspaudžiame ant paskutinės mūsų raidelės. Paskutinio layerą. Tuomet, kai paspaudėme, spaudžiame 10 dalies mygtuką ir paspaudžiame Paste Layer Style. Akliuojame savo layerio stilių ir mūsų pavadinimas tampa visas su vienu efektu. Sutraukiame visus atidarytus efektus į jų layerius ir paliekam. Tiesa, Lietuvos layerį galima ištrinti, jis nėra reikalinga. Taigi, padarę šitai, reikėtų mums dabar sugrupuoti šitus visus layerius, kaip yra. Taigi, kai yra pažymėti visi layeriai, spaudžiame Ctrl ir G. Jis įgauna naują grupę. Pakeičiame pavadinimą į originalas. Pakeitę pavadinimą, spauskite 10 dalies mygtuką ir padarykite Duplicate Group. Spaudžiame, parašome pavadinimą